Kągi, grįžtame į Hjustono universiteto areną. Čia pusiaukelę pasiekė pirmosios Lietuvos rinktinės kontrolinės rungtynės čia Teksaso valstijoje. Ir po dviejų kėlinių 37-37 rezultatas lygus. Per tuos du kėlinius matėme visko ir buvo visko. Buvo ir gerų atkarpų, buvo ir klaidų gynyboje, buvo sunkių momentų, tačiau viskas po dviejų kėlinių kol kas lygų. Kalbant apie pagrindinius skaičius, tai yra apie rezultatą. Na, galima iš karto atkreipti dėmesį, jog varžovai metė šiek tiek daugiau kartų. Jie ypatingai didelį dėmesį skyrė atakom iš 3 taškų zonos ir ta taktika pasiteisino. 11 tolimų šūvių, iš jų 5 taiklus. Laimėta kova dėl atšokusių kamuolių nežymiai, tačiau vis dar priekė Didžioji Britanija. Bet per antrąjį kėlinį, palyginus su pirmoju, lietuviai leido po savojų krepšiu nusiimti tik tai 2 kamuolius. Per pirmasis 10 minučių tokių dovanų mūsiškiai varžovams suteikė net 7 kartus. Jeigu kalbėsime apie lyderius, mūsų komandoje išsiskiria Šarūnas Jasikevičius 10 taškų, Linas Kleiza 9 ir 6 atkovoti kamuoliai, bei Paulius Jankūnas pasirodęs aikštėje ne nuo rungtynių pradžios, tačiau sužaidęs labai solidžias 7 minutės, 7 taškai, 3 atkovoti kamuoliai. Ir būtent jo pasirodymas bei 100% taiklumas metant tiek iš 2, tiek iš 3 taškų zonos buvo tas katalizatorius padėjęs Lietuvos rinktiniai vėl užčiuopti žaidimo gijas bei perimti iniciatyvą. Na, tai kas vyko pirmajame ir antrajame kėliniuose galima įvardinti kaip lygią dviejų komandų kovą. Apie tai kalba, aišku, ir rezultatas, kur dar yra rezervai Lietuvos komandoje. Na, visų pirma, reiktų kalbėti, aišku, apie mūsų vidurio puolėjus. Kol kas jų indėlis nėra labai didelis, kalbant tiek apie atkovotus kamuolius, tiek apie pelnomus taškus. Štai pagal atkovotus kamuolius mūsų pagrindinius centrus Robertą Jeftoką ir Joną Valančiūną lenkia ne tik Linas Kleiza ir Paulius Jankūnas, tačiau ir Martynas Pocius, kuris nusiėmė taip pat 3 kamuolius ir pelnė 5 taškus. Varžovų gretose daugiausiai sumetė Ogo Adegboja 8 ir Denas Clarkas. Ir abu jie įmetė kartu 4 tolimus metimus iš 5. Kuriuos pataikė Didžioji Britanija per pirmosius 2 kėlinius. 30 sekundžių lieka iki 3 kėlinio pradžios ir rungtynių arbitrai jau ruošiasi tam ir abiejų komandų starto penketai. Pagal klaidas abi komandos taip pat lygioje situacijoje po 8 prarastus kamuolius. Lietuviai blokavo 1 metimu daugiau. Bet, kaip jau minėjau, vis dar atsilieka kovodami dėl atšokusių kamuolių ir šiek tiek dažniau prasižengdavome. Bet didelių problemų nėra, išskyrus galbūt Tomą Delininkaitį ir Joną Valančiūną, kurie yra prasižengę po 3 kartus. Jeftokas, Mačiulis, Kleiza, Pocius ir Jasikevičius. Taigi, pirmo kėlinio starto penketas pradeda ir 3. ketvirtį. Ir Lietuvos komandos stovykla, kurioje ir Krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis ir tie 3 krepšininkai, kurių šiandien neregistravo rungtynėms Lietuvos trenerių štabas. Tai yra Simas Jasaitis, Mantas Kalnietis ir Rimantas Kaukėnas. Beje, visi tie 3 buvo tarp rezultatyviausių žaidėjų pernai metų dvikovoje Panevėžyje per Europos čempionatą. Kaukėnas apskritai buvo rezultatyviausias to mačo žaidėjas. Bet tai jau beveik metų senumo įvykiai. Yra permainų tiek vienoje, tiek kitoje komandoje ir, aišku, tai visai kita situacija. Atkovoja kamuolį Lietuvos ekipa po to, kai privertė varžovą mesti iš itin sudėtingos situacijos. Linas Kleiza, būtent jis ir nusiėmė kamuolį po rungtynių baudos aikštelėje. Šarūnas Jasikevičius šiek tiek per ilgai užtruko šiame derinyje. Statydamas jam tvirtesnę užtvarą, Linas Kleiza nespėjo žengti to vieno reikalingo žingsnio ir Šarūno Jasikevičiaus perdavimas pasiuntė kamuolį už aikštės ribų. Netaiklos metimas Jonui Mačiuliui. Išmuštas kamuolys iš rankų, su juo vėl Didžiosios Britanijos krepšininkai, laimėdami jau 10 kamuolį lietuvių aikštės pusėje. Robertas Jeftokas prieš Arčibaldą. Arčibaldas, 1, 2 klaidinantis judesys ir taiklus metimas.
Vėl nepavyksta apsiginti nuo varžovo aukšto ūgio. Atakos iš po krepšio. Išvedančio į priekį Lietuvos varžovus. Linas Kleiza bandė sugrąžinti pranašumą. Robertas Jevtokas kažkodėl nesiryžo mesti iš toli ir antrojo šanso lietuviams taip pat nepavyksta išnaudoti vejantis varžovus. O čia dar vienas individualus reidas ir dar 2 taškai. Kailas Johnsonas. Na, jeigu prisimintume tas abejas pirmasis kontrolinės rungtynės, kurias lietuviai sužaidė namuose prieš išvykdami čia, tai esminis tų rungtynių bruožas ir turbūt didžiausias minusas, apie kurį buvo kalbama po tų rungtynių, tai yra rezervas, kurį Lietuvos komanda turi, tai yra prasta gynyba, kalbant tiek apie komandinius veiksmus, tiek apie individualią gynybą 1 prieš 1. Panašu, kad ir po šių rungtynių bus ką veikti, gerinant žaidimą, ypač šiose kategorijose. Perdavimas Freelandui, Freelandas vėl meta ir pataiko. Ramiai ir nesudėtingai štai taip atakas rengia Didžiosios Britanijos krepšininkai, kurie šį kėlinį pradeda savo spurtų 6-0. Kol kas sėkmingai gindamiesi nuo visų Lietuvos komandos bandymų. Ir prarastas kamuolys. Prasižengia Šarūnas Jasikevičius, suteikdamas galimybę Kęstučiui Kemzūrai paprašyti minutės pertraukėlės, nes žaidimas buksuoja nuo pat pirmųjų šio kėlinio minučių, o jų prabėgo jau beveik 3 ir kol kas nieko gero čia per tas minutės. TonyBet. Sėkmė tonizuoja. Crocs Cleo 3 vasarinės basutės moterims. Ypatingai lengvos, masažuojančios, nevaržančios ir prisitaikančios prie jūsų pėdos formos. Crocs Cleo 3 rasite tik specializuotose Crocs parduotuvėse. Eterė laida Reporteris ir aš. Lietuvos ryto televizija. Dabar gyvai ir portale tv.lrytas.lt. Visi vertinantis amžinas vertybės. (43-37), vėl atsiliekame 6 taškais ir vėl reikalingos korekcijos žaidime, kadangi varžovai įmetė 6 taškus be atsako, vėl nutolsta. Robertas Jevtokas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, nerandantis ir toliau savojo žaidimo. Ir vietojo aikštėje Jonas Valančiūnas. Jis pelnė 6 taškus per pirmosius 2 kėlinius, pataikė 2 baudas ir 2 metimus iš 3, taip pat nusiėmė 2 kamuolius, bet turi 3 asmeninės pražangas. Ir žinant tai, jog tai dažnai tampa, tos asmeninės pražangos labai dažnai tampa jo asmeninė, o po to ir kartu komandinė. Bėda dabar šiam krepšininkui reikės vėlgi stengtis žaisti kietai, žaisti agresyviai, tačiau jau visą laiką galvojant kažkur bent jau pasąmonėje apie tai, jog reiktų žūtbūt vengti tos 4-osios pražangos. Linas Kleiza, kieta gynyba prieš Freelandą. O čia jau laisvas metimas iš toli ir vėl Freelandas ima kamuolį ir dabar jau prasižengia Linas Kleiza. Kamuolius ir toliau Didžiosios Britanijos krepšininkai renkasi dažniau ir kas blogiausia, kad labai dažnai jie tą daro ir Lietuvos komandos aikštės pusėje, pramesdami pirmąjį metimą. Labai dažnai susikuria savo antrą, o kartais net ir trečią progą. Pocius nusiėmęs kamuolį traukia į priekį prieš 3 priešininkus ir vieną iš jų priverčia prasižengti. O Kęstutis Kemzūra grąžina į aikštę Paulių Jankūną, kuris leis šiek tiek pailsėti Linui Kleizai, o Joną Mačiulį keičia Tomas Delininkaitis.
37-43. Vis dar ieško pirmosios rezultatyvios atakos Lietuvos krepšininkai. Šarūnas Jasikevičius, perdavimas Valančiūnui ir pražanga prieš jį. Valančiūnas stos prie baudų metimo linijos. Jis buvo vienas iš dviejų krepšininkų, kurie per pirmosius du kėlinius Lietuvos komandoje metė baudos metimus, iš dviejų tik. 3 iš 3 ir 7 Jono Valančiūno taškas, tai yra pirmasis Lietuvos ekipos taškas trečiajame kėlinyje, kuriame sužaista jau beveik 3,5 minutės. Būtent tas sausa atkarpa ir padėjo varžovams vėl įgyti pranašumą, kurį dabar iki 4 sumažino Jonas Valančiūnas. 39-43 ir bandymas paspausti priešininkų gynėjus. Freelandas, Johnsonas, Freelandas, prieš jį dabar Valančiūnas. Ir dar vienas taiklus metimas. Joelas Freelandas, itin aktyvus ir rezultatyvus būtent trečiajame kėlinyje. Ir čia dar viena pražanga, dabar jau Paulius Jankūnas stos prie baudų metimo linijos. Šarūnas Jasikevičius labai sėkmingai išsisuko iš sudėtingų spąstų. Ir Paulius Jankūnas vėl prie baudų metimo linijos. Na, bent jau pastarąsias porą atakų agresyviai sužaidė Lietuvos komanda. Ir štai dabar jie bus metę jau beveik tiek pat baudos metimų per pirmasias nepilnas 4 minutės, kiek jiem teko mesti per pirmosius du kėlinius kartu sudėjus. Na, reikia pripažinti, kad varžovai labai sėkmingai kaitalioja žaidimo stilių, jeigu pradėjo rungtynės akcentuodami tolimus metimus ir išnaudodami savo snaiperių sugebėjimus. Tai kuomet Lietuvos gynyba šiek tiek išsiplėtė ir pridarė erdvės toliau nuo krepšio, tuomet iniciatyvos ėmėsi aukštaūgiai ir netgi gynėjai, nardydami po krepšiu ir rinkdami didesnę taškų dalį jau metimais arba iš po krepšio, arba iš labai artimų distancijų. Ir vėlgi eilinis reidas į baudos aikštelę ir vėl 2 taškai, didinantys skirtumą iki 7. O čia 4 pražanga Jonui Valančiūnui. 2 puolime. Tiesiog nežiūrint nieko ir braunantis, nepaisant jokių kliūčių. Ta kliūtis, jeigu ta kliūtis būna varžovų krepšininkas, nereiktų stebėtis, jog yra fiksuojama pražanga Lietuvos komandos vidurio puolėjui. Andrius Salivanas. Arčibaldas. Jankūnas perima kamuolį, šansas mūsiškiams. Adas Juškevičius pabėga po krepšiu ir po Martyno Pociaus perdavimo pelno 2 taškus, 43-47. Štai ta greito kontrataka, perima kamuolį Lietuvos komanda, pražanga 5 numeriui, visiškai teisingai Andriu Lorensas korpusu taranuoja Martyną Pocių. 4 pražanga. Komandinė pražanga Didžiosios Britanijos krepšininkams šiame kėlinyje. Tai tas agresyvesnis žaidimas per pastarąsias porą minučių labai greitai privertė varžovus prasižengti jau 4 kartus. Ir tai suteikia šansą, aišku, ir atveria papildomas galimybės. Jeigu tik tai bus tuo pasinaudota, tęsiant tokį agresyvų krepšinį. Lietuvos komandai atiteks kamuolys. Keitimas varžovų gretose. Denas Clarkas grįžta į aikštę. Ir dabar yra laikas reklaminiai minutės pertraukėliai, įpusėjus trečiajam kėliniui. TonyBet. Sėkmė tonizuoja.
Nesėdėk namuose basas, apsiauk Crocs ir skubėk vasaroti su draugais. Tavęs laukia nepakartojamos akimirkos, nuotykiai ir gerai praleistas laikas. Pirk Crocs ir laimėk vieną iš 50 pakvietimų į festivalį Galapagai. Rugpjūčio 3-4 dienomis Zarasuose. Eterėje laida Reporteris ir aš. Lietuvos ryto televizija. Dabar gyvai ir portale tv.lrytas.lt. Visi vertinantis amžinas vertybės. Penkios minutės ir 1 sekundė iki trečiojo kėlinio pabaigos kontrolinėse rungtynėse tarp Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinktinių. Po greitos kontratakos ir po to, kai sugebėjo presingo dėka perimti kamuolį Lietuvos rinktinės gynėjai, dabar dar vienas šansas mūsų komandai. Tai aišku priklausys viskas jau nuo to, kai po šios minutės tą ataką surengs mūsų komandos žaidėjai. Na, ta pastaroji atkarpa suteikia vėlgi šiek tiek daugiau vilčių. Ilgokai užsitęsė pauzė trečiojo kėlinio pradžioje. Priminsiu, jog šios stovyklos Hjustone metu Lietuvos komanda dar sužais be šio mačo 2 rungtynės. 27 dieną varžovė bus Rusijos rinktinė, o 29 dieną dar kartą išbandysime jėgą su Didžiosios Britanijos krepšininkais ir po to jau 30 dieną persikels komanda į Venesuelą. Visos rungtynės tiek čia Hjustone, tiek ir Venesueloje jau olimpinėme atrankos turnyre tiesiogiai per Lietuvos ryto televiziją. Darius Songaila, jo metimas. Pražanga varžovams ir dar labai arti 2 + bauda buvo Darius Songaila. Pražanga Joelui Freelandui. Trečioji asmeninė, rezultatyviausias varžovų krepšininkas dabar prasižengia trečiąjį kartą ir iškart kelia nuo atsarginių žaidėjų suolelio savo kitą sunkųjį puolėją Chrisas Finčas. Kieronas Achara pasirodo aikštėje vietoj Joelo Freelando. Darius Songaila. Prie baudų metimo linijas, net taiklus pirmasis metimas. Antrasis tikslesnis, 1 tašku mažina skirtumą. Lietuvos rinktinė vėl po truputį bandydama pasigauti savo priešininkus. 44-47 vėl spaudimas. Dar vieną pražangą rezervę turi mūsų komandos krepšininkai. Bet dabar jos nepavyksta išnaudoti, kaip nepavyksta ir sustabdyti Kailo Johnsono. Prasivariusio kamuolį beveik per visą aikštę ir pelniusio 2 taškus iš po krepšio. 44-49. Jonas Mačiulis. Metimas per varžovą. Galbūt šiek tiek ir išsigandus galimo bloko. Privertė priešininko gynybą pakeisti įprastą metimo trajektoriją Joną Mačiulį. Apsiginta nuo šio išpuolio. Perdavimas Pauliui Jankūnui ir pastarasis pelno 2 taškus. Greita kontrataka, kurią pradėjo kamuolį nusiėmęs Lietuvos rinktinės aukštaūgis, o po to tiksliu perdavimu Pauliui Jankūną išvedė į puikią poziciją Tomas Delininkaitis. Vėl -3. 3:50 iki kėlinio pabaigos. Ogo Adegboja. Baigėsi atakai skirtas laikas. Šį kartą Lietuvos gynyba atliko viską tiksliai taip, kaip reikėjo. 2 žaidėjai keičiasi Didžiosios Britanijos ekipoje. Aikštėje Matthew Bryanas Manningas ir Devonas Van Ostrumas. Paulius Jankūnas. Darius Songaila. Mačiulis. Matas Iškevičius stringa varžovų dviguboje, triguboje gynyboje. 5 sekundės atakai.
Darius Songaila reikia mesti, suspėja dar suklaidinti varžovą ir viską gerai padarė Darius Songaila, netaiklus buvo tik tai metimas, bet dabar jau viskas, reikia grįžti prie savojo krepšio ir vėl nespėjo to padaryti Lietuvos komanda. 3 minutės iki kėlinio pabaigos, varžovai vėl didina skirtumą iki 5. Greitas krepšinys neturėtų būti naujiena Lietuvos ekipai, taip Didžioji Britanija stengiasi žaisti ir Panevėžyje pernai, taip perspėjo treneriai, jog bandys žaisti varžovai ir šios dienos rungtynėse. Songaila su kamuoliu. 2:45 iki 3 kėlinio pabaigos. Adas Juškevičius, Jonas Mačiulis. Ir dabar jau išgriebė už rankos jam priešininkai. 13 numeris Denas Clarkas užsidirba asmeninę pražangą. Mačiulis stos prie baudų metimo linijos. Šarūnas Jasikevičius vietoj Ado Juškevičiaus, Martynas Pocius vietoj Tomo Delininkaičio. Dabar svarbiausia, aišku, tie 2 baudos metimai. Ir vis dar turi pražangą vieną Lietuvos komanda. Jonas Mačiulis. Taiklus jo baudos metimas. Ir antrasis taip pat. 48-51. Vėl 3 taškų skirtumas. Dabar visas dėmesys gynybai. 10 sekundžių atakai. Meningas. Ir perimtas kamuolys, Pocius vėl lekia į priekį, Šarūnas Jasikevičius iš 2 taškų zonos, taiklus metimas, 50-51, varžovams vėl kvėpuojame į nugarą, minimalus Didžiosios Britanijos pranašumas. Van Ostrumas. Ir Darius Songaila grumtynėse su varžovais agresyviausias ir stipriausias. Čia Martynas Pocius, taškai su pražanga. 52-51, lietuviai vėl surengia galingą atsakomąjį smūgį į varžovų spurtą kėlinio pradžioje. 2 taškai, dar vienas baudos metimas, tačiau jis jau po minutės pertraukėlės, kurios prašo Chrisas Finčas. Tonybet. Sėkmė tonizuoja. Pabusk, kol kiti dar miega. Jei esi vadovas ir ketini juo būti, išnaudok krizę. Užsisakyk sėkmės citatas ir kiekvieną darbo dieną pradėk puikia nuotaika. Siųsk citata numeriu 1611. Eteryje laida Reporteris yra Lietuvos ryto televizija. Dabar gyvai ir portale tv.lrytas.lt. Visi vertinantis amžinas vertybės. Grįžtame į Hjustono universiteto areną. Lietuvos komanda dabar priekyje 52-51, labai kovingose ir kitose rungtynėse su Didžiosios Britanijos ekipa. Martynas Pocius taikliu 2 taškų nepaisant varžovų pražangos užbaigė paskutinę mūsų komandos ataką ir dabar dar gauna teisę į bonusą, į papildomą baudos metimą. Mačiulis, Jankūnas, Songaila, Pocius ir Jasikevičius. Toks dabar yra Lietuvos komandos penketas, toks jis buvo ir prieš šią minutės pertraukėlę ir žaisdami be tokio klasikinio tikrojo centro puolėjo lietuviai būtent tada perėmė iniciatyvą, dabar tą pranašumą 1 tašku padidino Martynas Pocius, 53-51. Čia dabar pražanga mūsiškiams. 4. komandinė tik tai. Minutė 36 iki 3 kėlinio pabaigos. Dabar jau
Girdžiu netgi kaip ir Šarūnas Jasikevičius sako visiems žaisti be baudų, tai yra nepažeidinėti taisyklių. Nesuteikti lengvų progų metimams nuo baudų metimo linijos, tačiau štai taip suteikiama galimybė Denui Clarkui ir jis trečiuoju tritaškių metimu. Šiandien vėl smogė Lietuvos komandai, išvesdamas į priekį Didžiąją Britaniją 54-53. Paulius Jankūnas. Jonas Mačiulis per varžovo rankas. Netaiklus metimas. Pauliui Jankūnui nepavyksta laimėti kovos po varžovų krepšiu ir paskutinę trečiojo kėlinio minutę Didžioji Britanija pradės, turėdama 1 taško persvarą. Tos geros gynybos nepavyksta išlaikyti ilgesnę atkarpą Lietuvos komandai ir būtent todėl kol kas tie visi sėkmingi spurtai dažniausiai baigėsi tuo, jog praleidžia į savo į krepšį vėl 1 arba 2 varžovų metimus ir štai dabar prasidėjus paskutiniai šio kėlinio minutei vėl tenka vytis varžovus Lietuvos ekipai. Šarūnas Jasikevičius, perdavimas Songailai, Songaila per varžovą, metimas netaiklus, pats Darius Songaila kovoja dėl kamuolio ir jie atkovoja. Naujos 24 sekundės, galima neskubėti, galima žaisti iki paskutinių šio kėlinio akimirkų. Ir sėkmingos atakos dėka susigrąžinti savo pranašumą prieš ketvirtąjį lemiamą šių rungtynių kėlinį. Jasikevičius, perdavimas Songailai, Songaila sustoja staiga ir blokuoja metimą varžovai, baigėsi šis kėlinys. Ne, dar lieka, nebelieka laiko, rodo rungtynių arbitrai, taigi po 3 kėlinių nepavykus užbaigti paskutinio jo puolimo taikliu metimu. Lietuviams tenka ruoštis ketvirtajam kėliniui, turint 1 taško deficitą, 53-54.